100 metų. Šiandien mūsų laukia nauja kelionė. Virš 24 valandų, viskas truks labai ilgai, bus labai sunku, bus labai baisu, man bus labai baisu, Simonai bus labai baisu. Žodžiu, šitam skrydžiui reiktų pasiruošti labai gerai. Reikia paruošti akcijas, atrakcijas. Pakraut batareikas. Bims. Atsisiųst skaitalų. Bims. Drabužiai, persirengimai oro uoste. Visada, kai važiuojat į ilgas keliones, nepamirškit sudėti porą drabužių, kurios galėsit persirengti oro uoste. Tai nueikit į tualetą, susitvarkykit, išsivalykit dantis, persirinkit. Su savimi kelionę aš mėgstu paimti mano mylimiausią Nintendo. Aš actually turiu 2 Nintendo. Va tokį. Komentuokit, su kuo jūs šiaip žaidžiat. Ar jūs su PlayStation, ar su Xbox'u. O gal jūs turit Steam Deck? Šiaip parašykit, jeigu turit Steam Deck'ą, ar jis to vertas, nes jis atrodo griozdiškas. Kartais pagalvoju, kad jeigu aš būčiau vaikas ir sutikčiau save suaugusi kažkur kelioniai, aš labai apsidžiaugčiau, nes aš labai retai sutinku suaugusius žmonės, kurie turi ką pažaisti. Bet aišku, nežinau, ar aš duočiau vaikui savo žaidimus. Taip pat į ragelį aš parsisiuntęs esu 4 Berserko tomus. 4 čia nėra daug, čia gal 2 valandas skaitymą, čia mažiau negu 2 valandas skaitymą. Visai aš užsikabinau japoniškos mangos, nes prieš tai aš bandžiau paskaityti komiksus. Bet tokie vat labai įdomu, tiesiog labai fainai skaityti. Manga yra iš esmės tie patys komiksai, tik japonų. Wow, visai įdomu, labai rekomenduoju, ypač Berserką labai rekomenduoju, bet dar nesu baigęs, tai nežinau, kad... Ok, persijungiu į šitą kamerytę, nes supratau, kad man kamerą irgi reikia įdėti, kai aš ruošiuos. Tai vat visi šitie dalykai, kuriuos dabar matėte, man juos reikia dėti į kuprinę ir taip pat mes turime mažą lagaminėlį, kur bus mūsų drabužiai, o va čia visa įranga, jinai keliaus į šitą pagrindinę kuprinę. Plus su manim taip pat keliauja dantų šepetukas, kojinės, kita maikė, taip pat striukė, first aid, odos purškalas, oktenidino dihidrochlorид, taip pat disinfekcijos handgel und Berlin, nu ir turbūt kas kažkiek tiek. Negaliu pasakyti, kad čia yra pats mano tvarkingiausias susidėjimas, bet tiesiog labai daug dalykų man reikės dabar grinai. Tai tikėkime, kad aš viską normaliai surinkau. Tikimybė, aišku, yra maža. O, sveiki! Mes jau susirašėm, mes jau sukrovėm viską į mašiną, bet Simona pamiršo namie savo ausines. Sveiki. Sveiki, sveiki. Sveiki, sveiki. Sveiki, sveiki. Viską radai? Viską radau. Kokia aristokratiška muzika šitam oro uoste. Su kuo čia, su vištiena? Taip. Buterbrodai. Burritus vertinu šiaip 9. 9? Nu, aš labai alkanas esu. Simona, ar tu man įdėjai 4 sūrio gabalus į buterbrodą? Čia man Simona padarė iš likučių sumuštinį. Pavalgėm jau laipina tenai, vat. Aš galėtum padėti. Tai gali parodyti, kaip aš apsirengęs? Nesimato, tai aš jums papasakosiu, kas dabar vyksta. Dabar pakyla priekiniai ratai. O mano Simona atsijungė dabar. What? Saša, kaip tu nufilmavai, kad kamera sukinėjasi erdvėj ir kaip jinai tenai visur? Čia iš tikro nėra kompiuterinė grafika. Kaip jūs galvojat, durnelį? Aš atsiprašau už durnelius. Čia yra DJI 360 kamera, kurią man suteikė Pro Maxas šitam video. Labai jiems beje ačiū. Dėka šitos kameros pagalbos, aš ne tik šitam segmente, bet ir toliau kelionė, jūs pamatysit per kitus video. Aš filmavau, kaip mes ten lipam džiunglėmis, ten važiuojame mopedu ir viską galima sukinėti toj kameroj. Žodžiu, puikus pasirinkimas jums, jeigu jūs irgi norite nufilmuoti kažką panašaus. Ir šiaip Pro Maxas turi labai daug dalykų, kurie padės nufilmuoti jūsų aktyvų laisvalaikį, tai kreipkitės pas juos. Ir dar kartą ačiū jums labai Pro Maxą, kad parėmėt šitą video ir suteikėt man šitą kamerą. O dabar grįžtam į video. Pas minėra yra toks dalykas, pas juos yra šilaugas čia yra? Šilaugas sultis. Ir jos šiaip visai nieko. Visai nieko. Ką tik atskridom, nupirkau savo subvėjų. Sledinis. Rimtai? Ledinis. Ką aš nesudaviau patažiukų? Čia visai nieko. 7? Aš iki 7 duosiu. Kaina normali. 9 eurai. Čia jame kebabas. Nu, ką aš čia meluoju, čia žiauriai lauda jame kebabas. Nepaimsiu su savim jame kebabą. Nu, blema, čia paimsi. Jeigu psichas esi, tai realiai gali paimti jame kebabą. Kovotojų kebabą. Kilograminį. Į lėktuvą. Rašykit komentaruose, kad daugiausiai esat paėmę į lėktuvą. Aš skrisiu kitą kartą su kovotojų kebabu. Užsidėjau striukę. Žiauriai čia šalta. Bandysiu prigult dabar, nes skrydis mūsų negreit. Bet čia aš taip atsiguliau. Ir vėl miegosiu. Pabandžiau pamiegoti, tai nelabai aš pamiegojau, atvirai.
Nepavyko man pamiegoti, tas subėjus burgeris buvo šūdas visiškai. Vieną žvaigždę stačiau, pasirodo 2,3 iš 5 po šitą subėjų. Praėjo dar daugiau laiko, padėjau tau čia vandenį. Pamiegojau aš kiek galėjau, Simona pamiegojo, nes negalim kartu užmigt, nes turim kuprinę su įranga. Nusipirkom dar vieną subą. Aš žinau, kad aš sakiau, kad žiauriai prastas subėjus, bet nu ką dar daryti. Visai nieko tikrai. Labai aštrų padariau, aiktų. Ir dar... Tai tikrai yra momentas tas niuansėlis. Jeigu būsit Helsinkio oro uoste, tai, nu, negalėčiau sakyti, kad labai rekomenduoju, bet rekomenduoju. Išskrendam. Žinokit, jau nebesiruošiau filmuot, nes galvoju, nu kas čia šokoladukas paprastas. Bliomba, koks jis geras, tu juokauji. Sveiki. Na, štai mes jau ir viešbutį. Prieš tai mes miegojom 6 valandas kokias. Pagaliau gavau lazdelę atgal ant kameros, ant didžiajaus užsimaut. Rodo pranešimuose, kad bus thunderstorm. Labai lietaus daug turėtų būti. Šiaip aš jums pabandysiu parodyti. Kaip tu tai darysi šitą? Oik tu, nu jie netrodo taip blogai. Va tie debesis tai atrodo gan keistai. Oik tu, bet kaip kietai. What? Dabar einam į kavinę kokią nors, išgersim kavos ir po to jau tyrinėsim Bankoką.